Visų savo pašnekovų prašau pagalbos su pavadinimu. Bus kažkas, brūkšnelis Tadas. Lietus lyja, ieškokit žmonos per lietų. Pats geriausias dalykas. Lietus lyja, ieškokit žmonos. Brūkšnelis Tadas. Taip. Sveiki. Labą dieną. Ilgai nesimatėm. Per tą laiką, kol nesimatėm, įvyko Vienas dalykas įvyko tai, kad aš susitokiau su savo draugė. Ta, katrą aš labai myliu ir mylėsiu, nežinau, gal iki grabo lentos, gal nežinau. Kelintos čia jūsų vestuvės? Mano 3 vestuvės yra, čia yra paskutinios. Aš ją myliu ir tikrai jinai man reikalinga, jinai man daug padeda. Kiek aš jai padėjau, tiek dabar man padeda. Susitokėt prieš kiek laiko? Liepos 24. Jinai man padėjo, aš jai padėjau. Jai buvo sunku dėl vaiko, man buvo sunku dėl būsto, dėl visko. Ir dabar mes kartu susituokę esam ir mes išsinuomavom butą ir mes kartu gyvensim, mes kartu būsim, mes kartu viens kitą rūpinsimės, dalinsimės viskuo, kuo mes galim. Kaip dabar jūsų gyvenimas atrodo? Ne rožėm klotas, bet gyvenu normaliai. Dar yra visokie skolos, paskolos ir taip toliau. Ir nelinkiu nei vienam žmogui kažkur įbristi į paskolas. Nelyskit jūs tenai, į tas paskolas nelyskit. Pasiskolinsit, gal paliks draugę, gal paliks žmona. Negalima. O kiek tų antstolių skolų turit? Įvardinti sumos aš nenoriu, bet tikrai daug. Bandysiu kažkaip tai grąžinti. Dabar, kadangi yra pas mane problema yra su kojom, iškart galiu pasakyti, kad ir tos prieš tai video žiūrėjot mano, tai tikrai kojas nepagerėja man. Aš jų negaliu ištaisyti. Daktarai sako vieną, pas mane yra slankstelis užspaustas ir pas mane yra su kojom problema. Nežinau, kažkaip tai stengiuos kažką tai daryti dėl žmonos, kažkaip bandam virstis. Minėjot, kad ir butą išsinuomavot čia? Taip, išsinuomavom butą, viską ir gyvensim kartu jau, galėsiu apsikabinti, mylimą žmogų, savo žmoną, ne taip, kad kaip buvo prieš tai, kad jinai vienai pusėje, aš kitoj pusėje ir dabar jau būsim kartu, viską ir mes abudu esam laimingi. Jinai patenkinta, kad yra su manim, nes jinai mato, kad aš stengiuosi. Mečiau gerti, galiu tą pasakyti, mečiau gerti. Kada metėte gerti? Tada, kai apsiženėm. Jeigu nemeluosiu, paskutinis kartas buvo per vestuvės. Šampaną išgėrėm, bet tai, kas svarbiausia, atvažiavo visą Britaniją. Mumis pasveikinti. Ir mes labai buvom nustebę. Tarp kitko ir tu buvai atvažiavęs, pasveikinai ir mes buvom šokiruoti. Ir nei vienas netikėjom, kad tu atvažiuosi. Tikrai netikėjom. Tai jau ilgi mūsų santykiai. Minėjot, kad jūsų dabartinė žmona buvo iškėlus kažkokius ir... Jo, iškėlė man ultimatumą. Gersi, iškart į Zaksą į skyrybas. Sakau, ne, to dalyko nebuvo ir nebus. Ne, aš sakau, jinai man nedraudžia išgerti ten alaus, litrą alaus išgerti, nedraudžia. Saka, išgerk, saka, bet saka, kad nebūtum, ateini šleivas, kryvas, ten, kad vaikščiotum. Saka, man tokio vyro nereik, saka, aš jau pragyvenau 13 metų su tokiu vyru, alkoholiku. Saka, man tokio vyro nereik. Sako, aš negersiu ir negeriu. O kad alaus, kiekvienas vyras, aš manau, čia gali praeit pro visą senamiestį, pro visur. Kiekvienas vyras išgeria alaus. Kažkiek išgeria. Bet šiaip, ne. Ten, kai buvo, kad degtinė ar dar kažkas, ne, man gana. Išėmus didesnius kiekius alkoholio iš gyvenimo, kas anksčiau tikrai buvo, atsilaisvina nemažai laiko. Kažkur reikia save padėti. Kaip su tuo tvarkatės? Aš save padedu daugiausiai Britanijai. Daugiausiai čionai padedu save. Dabar kai jau pradėsim dabar gyventi kartu, tai nežinau, kažkas turi pasikeisti. Galbūt ne, Britanijai aš jau gal nebepasirodysiu, nes
nes pradėsiu kažkur tai dirbti. Gal neoficialiai, gal oficialiai, nežinau. Oficialiai nenoriu dirbti vien dėl to, kad jeigu aš pradėsiu dirbti oficialiai, kadangi aš esu vedęs, pas mus šeimos pašalpa nutruks. Jinai negaus pinigų. O aš tiek pinigų jai negalėsiu duoti. Nes, moteris yra moteris. Jai reikia vieno, jai reikia kito, jai trečio. Gerai, jinai ten nesidažo, ten pudrų, ten, nieko nereikia jai. Bet vis tiek reikia kažką tai apsirengti. Gerai, čia mes toj Britanijai galim apsirengti, bet vis tiek kažko tai reikia. Čia to maistą, kiek mes čia to maistą pasimsime? Dienai, 2, 3, ką ten dešros gausiu, ten ar tušonkės, reikia kažkaip tai stengtis ir aš bandau dabar tvarkyti savo sveikatą. Ir kuo greičiau, tuo geriau. Jeigu susitvarkau, man pasako, kas yra, ko negalim, tai negalim man gerti. Man daktarai pasakė. Sako, pas tavį yra užspaustas vienas slankstelis. Sako, tu mažiau gerk ir sako, tau bus pamatysi, sako, tau bus geriau. Va dabar stengiuosi, ką aš geriau? Mineralinį, limonadą. Gerai, alaus atsigeriu, sakau, per dieną, jeigu išgeriu vieną bambalį alaus, tai čia yra, o Jėzus Marija, čia yra labai daug man. Jau man daug. Planai yra tokie, kad kažką nusipirkti savo, kažkokį būtą. Ar kad ir tą patį, atsiprašau už keiksmažodį, sušiktą namuką kažkokį, kažką tokią, taupyti pinigus ir kažką nusipirkti. Savo, kad turėti savo. Ką iš tos nuomos? Gerai, mokėsi ten po 200 eurų, po 150. Jeigu paskaičiuojam 10 mėnesių 1500, o jeigu 10 metų, tai jūs pagalvokit, tai iš tos nuomos nieko nepešia. Anksčiau, kai kalbėjom, minėjot, kad vaikų turit? Taip, turiu 2 vaikus, vienas vaikas Amerikoje, o kitas vaikas Kaune. Ne, jokia ryšia nėra nei su vienu, nei su kitu. Tas, kad Amerikoje yra, jis dabar mano numerį neturi. Aš, kadangi internetą neturiu, bet nėra, nei žinučių, nieko nėra. Bet Lukas, aš kiek aš žinau, čia Lukas, tai yra mano vaikas, pirmas. Aš žinau, kad jisai labai labai gerai laikosi. Kiek aš žinau iš pažįstamų, kiek girdžiu, sako, šaunuolis. O su kažkom dar bendraujat iš tos gal praeities, nežinau, ten va? Nei su sesė nebendrauju, nei su švogeriu nebendrauju. Aš galiu pasakyti, aš vienišas esu. Taip pat kaip ir mano žmona. Jinai turi tik tai su vaiką. Aš turiu 2 vaikus. Jinai su vaiku bendrauja. Aš tam vaiku aš padedu. Kiek galiu, tiek padėsiu. Nors jis yra ne mano vaikas. Bet visą laiką, kai jam pinigai yra nuo mano vardo, visą laiką nuo mano vardo yra siunčiami pinigai. Ir visą laiką ateina žmona, mane pabučiuoja, paspaudžia ranką. Sako, čia tau nuo mano vaiko. Kiek dar turiu sveikatos, tai ten kažkur tai padedu, tai ten padedu. Taip pat kaip ir šiandien irgi, ten padėjau, tą davė, ten padėjau, ten davė. Aš galiu pasakyti vieną dalyką, jūs tie, katrie tokie pat kaip ir aš. Aš negaliu sakyti, kad aš bomžas kažkoks ar kažką apsirengti visą laiką rasiu kur. Tai yra Liepkalnis, tai yra Britanija, tai yra Kauno gatvė. Nusiprausti irgi visą laiką jūs turėsit. O jūs pagalvokit vieną dalyką. Apie save pagalvokit. Aš apie save pagalvojau. Man yra sunku, bet aš stengiuosi eiti prieki. Nenuleidžiu galvos. Taip, kad ir jūs nenuleiskit galvos. O tie, katrie neprisižiūri, nes jiems yra giliai vienodai ir aš manau, kad jie nebetik gyvenimu. Gal jie, pagyvenę žmonės yra visokių žmonių. Nemanau, kad reikėtų nuleisti rankas, galvą nuleisti. Kodėl aš ateinu, meldžiuosi? Nei vienas neduos pameluoti, kad aš ateinu maldą, sakau. Prieš visą salę sakau maldą. Ir aš tikiu Dievu, o Dievas padeda visą laiką. Taip, kad jūs irgi pagalvokit apie tai. Jūs pasimelskit. Nesėdėkite prie bažnyčios, neprašykite išmaldas. Ta išmalda, sakau, nieko nepadės. Aš pats stovėjau prie bažnyčios, ir ką man padėjo? Atsidūriau gatvėj, ir ką? Dabar einu į priekį, radau žmoną, apsiženijau. Tai jūs irgi apie tai pagalvokit. Į alkoholizmą pasinėriau ir viskas, ir dugnas pas mane buvo. O kodėl pasinėrėt į alkoholizmą? Į alkoholizmą pasinėriau vien dėl to, kad užmiršiu viską. Ir visus draugus
draugus užmiršiu, ir draugės, ir viską. Kad man būtų lengviau. Nu, aš turėjau dar tuo metu turėjau kur gyventi. Bet kai atvažiuoja šeimininkas ir pamata girtą, nu tai koks šeimininkas laikys tavi girtą. Pas mane buvo užmokėta už būtą viską. Atgyvenau savo, pasakė išeik į lauką. Viskas. Palikau ir televizorių, ir laptopą, ir PlayStationą palikau. Viską, kad išgyvenčiau. Nuomavausi viešbutį, gyvenau viešbutį. Po 50 eurų mokėjau. Bet tai čia nėra gyvenimas. Gerai, va dabar atsirado žmona. Dabar visas gyvenimas susitvarkė. Ir sakau, nekryskit į dugną. Jeigu palika draugę ar žmona palika, negerkit. Prašau jūsų, negerkit. Pasimokykit iš manęs, pasižiūrėkit viską. Visą laiką sėdėdavau girtas, šnekėdavau. Dabar sėdžiu blaivus. Netgi ateina į Betanę man duot pusę, aš nulius įpučiu. Ir visi stebisi. Nuo kada Tadas yra blaivus? Kaip man žmona pasakė, norėsi išgerti, grįžk namo, atsisėsk ir išgerk. Saka, su kitais negerk. Namuose, saka, taip. Ramiai, tyliai, įsijung televizorių, pasižiūrėsim, išgerk alaus, saka, aš ant tavęs nepyks. Bet saka, jeigu tu grįši gatavas, saka, pas mumis bus skyrybas. Saka, aš už skyrybas susimokėsiu. Bet saka, ar tau to reikia? Ne, man to nereikia. Nes aš myliu savo žmoną ir mylėsiu. Ir tarp kitko visiems, kas žiūrės mane, jūs pagalvokit, ar jums to reikia, ar nereikia to alkoholizmo. Alkoholis prie gero nieką nepriveda. Va, matot, aš einu per daktarus. Nuo ko? Nuo alkoholio, nuo visų flakų, nuo visko, nuo degtinės, nuo alaus, kepenis skauda, širdis, kraujas sukrešėjęs, viskas. Nu tai jūs pagalvokit patys, nedurniai esat, žiūrit tą video, viską. Sakau, tikrai, alkoholis prie gero nepriveda. Tie, kad neturi kur gyventi, yra kur gyventi. Visur priima. Važiuokite į Kojelavičius 50, ten sutvarkys viską. Ir pašalpą sutvarkys, ir pasą, jeigu neturit, sutvarkys, viską sutvarkys. Iš ten perkels jumis į Vilkpėdę. Ten irgi puiku gyventi. Nereikia bomžauti. Atein žiemą. Gerai, neaišku, kokia ta žiema bus. Bet jeigu -20, kur tu po medžiu užmygsi, sušalsi ir numirsi. Tau to reikia? Nereikia. Nesvarbu, kiek tų metų. 50 ar 60. Nesvarbu. Ar 25, ar 18. Nesvarbu. Yra kur pernakvoti. Tikrai yra. Nemegokit gatvėj. Bandykit kelti save į viršų. Aš pasikėliau. Bet aš ne ant tiek pasikėliau, bet aš dar kelsiuos. Ir aš jums visiems sakau, bandykit kažką tai daryti. Nestatykite iš savęs vierchą kažkokį tai. Mes visi vienodi esam. Visi žmonės esam vienodi. Taip, kad, sakau, žiūrėkit, žiema artėja. Bandykit kažkur tai eiti įsidarbinti. Kad ir tą pačią Maksimą. Ar į Kiprantuvę, ar į Rimi. Eikit pagalbinis dirbti. Dabar vis tiek buvo toks etapas benamystės, nakvynės namų ir panašiai. Dabar, jeigu viskas tvarkoj, tai viskas susitvarkys. Yra butas, yra kažkokie darbai gal atsiras. Atsirado jau darbai, viskas. Ar gėdysitės šito savo etapo? Ne. Niekada aš į praeitį nespjaunu, nes neaišku, kas bus ateity. Niekada nespjauk už nugaros, ar nespjauk į balą, nes iš tos balos pats gersi paskui. Negalima nusisukti. O ką iš viso šito etapo, kiek mes jau 2 metai pažįstami, tai tikrai buvo ir blogų etapų. Ar yra kažkokios pamokas, ką išmoko? Pamoka viena yra, išmokau nebegerti. Išmokau nebegerti alkoholio. Kad ir man pasiūlytų alkoholio, aš nenoriu. Aš atsisakau. Va ten, kai aš ankstesnėse ten videose matėt, tai buvau išgėręs viską, bet dabar tiesiog pasiūlo, einam išgersim. Sakau, nenoriu. Aš vien dėl savo žmonos. Aš aukoju savo draugystę su kitais ir jie visi supranta. Visi draugai supranta. Saka, tu malačiu, saka, gerai, neger. Sako, kompaniją palaikyk. Ne, sakau, ir viskas. Jokios kompanijos nieka nebus. Tiesiog aš einu savo keliais, jūs eikit savo keliais. Viskas. Ačiū, Tadai. Ačiū jums.